Negrįžo jis miškegi šiandien. Mauris. Nu. Miške vėliau turi grįžti. Važiavo iš provincijos premjeras. Gerai. Davai. Pirmoji Jungtinių valstijų dama paskutinį kartą nuėmė derlių savo išpuoselėtame Baltųjų rūmų darže. Mišelei Obamai malonę pareigą atlikti padėjo 10 vaikų. Kadangi tu suplėšiu, aš tada atjungiau vaikučiam į tą... Noriu pažiūrėti, gerai? Mama į savo daržą nuimti gėrybių nebūtų sukvietusi būro vaikų. Jie tai daro tikslingai. Mažųjų gretose skatina sveiką mitybą ir žinoma suteikia progą jiems bent akies krašteliu pamatyti, kaip gyvena pirmoji Jungtinių valstijų pora. Tačiau tai paskutinis kartas mačiau lapkritį Barakui Obamai ir jo šeimai Baltuosius rūmus, o kartu ir šį porą teks palikti. Galbūt dėl to savo reikalus paprastai žmonai paliekantys Barakas Obama šį kartą atėjo Mišelei padėti kaip tik tuo metu, kai ji kasė saldžiąsias bulves. Tiesa, amerikiečių žurnalistai iš karto atkreipė dėmesį, kad šiemet Mišelės Obamos daržas gerokai didesnis ir labiau įrengtas. Jame atsirado cementiniai takeliai, akmenų tvorelės ir kitos konstrukcijos. Juk daržas netrukus atiteks būsimo šalies lyderio antrajai pusiai, o nei Melania Trump, nei Billas Clintonas neatrodo kaip tikri daržininkai. Tad betoniniai sutvirtinimai ir įrengimai reikalingi tam, kad nebūtų taip lengva Mišelės Obamos daržą sulyginti su žeme. Haičiui smogęs stipriausias dešimtmečio uraganas Matthew jau pražudė mažiausiai 500 žmonių ir su žeme sulygino didelius salos plotus. Dabar jis jau prie Floridos